Ar jūs žinote, kad už savaitės prasideda Adventas ir kalendorius iškrėtė mums tokį siurprizą, kad Adventas jau prasidės lapkričio mėnesį. Ir tą progą mes bažnyčioje turėsime adventinę pamokslų seriją apie Mesijo laukimą Senajame testamente. Mes lauksime Kristaus gimimo dienos, jo atėjimo šventės ir mes taip pat dar skirsime laiko laukti jo kartu su Seno testamento pranašais ir pamatyti, kokia tai didelė viltis mums sušvito per Kristaus apreiškimą, per jo atėjimą. Ir aš viliuosi, kad Dievo žodis mums šiandien kaip ir visuomet šviečia, nes tamsos daug šiandien, ar ne? Dienos trumpos ir dar trumpės, turiu jūs įspėti, kad jos dar trumpės, todėl mums reikės tos tikros šviesos. Ir apskritai, lapkritis yra nelengvas mėnuo, ar ne? Ir šiaip reikia būti gana atidžiam, tiek einant, čia dabar toksai bus praktinė instrukcija, tiek vaikščiant pėsčiomis, tiek vairuojant automobilį. Mielieji, būkime labai atidus. Jeigu einame pėsčiom, pažiūrėkime, ar turime atšvaitą. Jeigu važiuojame, nemaigykime telefono, bet žiūrėkime, kur važiuojame. Nes vienas neatsargus judesys, vienas neapsižiūrėjimas gali baigtis liūdnai. Ypač būkime atidus tose vietose, kur matome ženklą, įspėjamąjį ženklą, atsargiai vaikai. Ir apie vaikus mes girdėjome praeitą sekmadienį. Jėzus mums kalba apie vaiką, sustatęs apaštalus savo mokinius ir rodo jį, sako, va tokie yra mano karalystėje. Jeigu netapsite tokie kaip šis vaikelis, neįeisite į mano karalystę. Taigi mes atsidurime tokioje įdomioje vietoje, kai Jėzus vis dar yra su savo mokiniais, prieš jį stovi vaikelis ir jisai jiems kalba, juos moko. Ir šiandien mes išgirsime Jėzaus nurodymą, sakykime, taip įsakymą, saugoti vaikus. Saugoti mažutėlius. Nepasinaudoti jų silpnumu, jų gležnumu. Ir kviečiu mus atsiversti tą vietą, kurioje sustojame praeitą sekmadienį. Mato Evangelijos 18 skyrius ir mes paskaitysime šiandien nuo 5 eilutės. Taigi, Jėzus pradėjo savo pamokymą dėl statuso dalykų besiginčijusiems mokiniams ir jisai nurodė į nuolankumo pavyzdį. Vaikas nesirūpina statusu. Jis nesistengia būti kažkas, jam svarbu santykis, jam svarbus pasitikėjimas, tikrumas, nuoširdumas. Tokie yra vaikai. Ir Jėzus tęsia savo pamokymą, nes kažką labai svarbaus mums taip pat reikia išgirsti. Mums reikia išgirsti, kad Jėzus nori taip pat ir apsaugoti tokius vaikus, kurie juo pasitikė. Kas, skaitau nuo 5 eilutės, kas priima tokį vaikelį mano vardu, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manimi, tam būtų geriau, kad sunkus girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Jei
tavo ranka ar koja traukia tave nusidėti, nukirsk ją ir mes šalin. Geriau tau sužalotam ar luošam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ir kojom būti įmestam į amžiną ugnį. Ir jeigu tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vienakiu įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno iš šitų mažutėlių. Nesakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą. Tai Dievo žodis. Ar jūs pagalvojate, kokį Dievą jūs mylite ir kodėl jūs jį mylite? Iš tikrųjų, jeigu Dievas yra labai galingas ir jis toks yra, visagalis, nėra nieko neįmanomo jam. Galvodamas apie tokį Dievą kaip savo Dievą, aš žaviuosi, bet aš ir bijau. Bijau ir nežinau, ko iš jo tikėtis. Jeigu Dievas, kurį aš garbinu, yra genialus žinojimas, visko pažinimas, visų paslapčių, aš jaučiuosi šiek tiek nepilnavertis, nes aš visko nežinau. Ir jis žino daugiau, aš jaučiuosi mažesnis. Bet jeigu Dievas, kurį pristato mums Biblija, yra ne vien tik tai visagalis, viską žinantis, bet taip pat, kokia nuostaba, jis yra ir nuolankus, ir nusižeminęs. Aš esu priblokštas. Aš to nesitikėjau, kad Dievas gali būti nuolankus. Bet mes tą ir matome Jėzaus Kristaus paveiksle. Mes matome, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad siuntė savo viengimį sūnų. Tam, kad jis pasiaukotų už kiekvieną iš mūsų ir taptų mums atpirkimu, už mūsų neteisumą, už mūsų nuodėmę, už mūsų kaltę prieš Dievą, kuri objektyviai egzistuoja ir užkerta mums kelią pas gyvąjį Dievą. Kristus atėjo, nusižemino ir nusižemino iki mirties, iki baisios mirties. Ir toje baisioje mirtyje viešpats atpirko mus. Taigi Kristus yra nusižeminęs, jis yra nuolankus ir jis mums pristato taip pat ir tokį tėvą, kuris atiduoda savo sūnų. Jis taip pat pristato mums tėvą, kuris laukia savo sūnaus, kuris pakenčia jo puikybę, jo išdidumą, jo nesiskaitimą. Tokių kaip mes. Jis laukia mūsų, jis bėga link mūsų ir pasitinka nežiūrint nieko. Jėzus pristato mums savo tėvą, kuris yra nuolankus. Ir šitą ištrauką mums kalba apie nuolankumą. Ir kodėl Dievas sako savo žodyje, jog be šitos savybės mes nepateksime į Dievo karalystę. Atsakymas yra labai paprastas. Mes nepateksime į jo karalystę be jo paties. Ar girdėjote? Dievas, kuris yra nuolankus ir nusižeminęs tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia, jis atsispindi, jis privalo atsispindėti savo vaikuose. Tuos, kuriuos jis gelbsti, tuose jis ir pasilieka, tuose ir atsispindi jo paveikslas. Todėl įėjimas į Dievo karalystę nėra tiesiog nuolankumą, kurį mes kažkaip iš savęs įspaudžiame, bet yra nuolankumas, kuris mumise atsispindi, pažinus Dievą, kuris yra nusižeminęs ir nuolankus. Jis toks tapo dėl mūsų, kad mus išgelbėtų. Taigi,
Taigi tokia yra idėja, kurią Jėzus čia atskleidžia mums. Bet tada mes matome, kad iš 5 ir 6 eilutėje, kad Jėzus tapatinasi, jisai sako, kas priima tokį vaikelį, mano vardu, tas mane priima, kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manim, to laukia teismas, trumpai tariant, Dievo rūstybė. Ką tai sako? Tai sako, tiek teisingame santykėje jo vaikus, tiek skaudinančiame santykėje jo vaikus, mes matome, Kristus yra vienas su jais. Jis yra vienas su tais, kurie yra tokie kaip jis, kuriuos išgelbėjo, kuriuos pripildė savo dvasios, kurie yra nusižeminę, kurie yra pasitikintis ir kurie mes, kaip pamatysime, yra pažeidžiami. Tai, kad Kristus tapo pažeidžiamas, mes žinome. Jis tapo pažeidžiamas. Ir jis turėjo būti sužeistas dėl mūsų. Taigi, jis tapatinasi su tais mažutėliais, nes jie yra jo atspindys. Jie yra jo vaikai. Ir tada mes dar turime šitoje ištraukoje 10 eilutę. 10 eilutė, jinai gali būti priskirta prie tolimesnio teksto arba gali būti skaitoma ir su šita ištrauka. Ir joje yra pasakytas labai įdomus dalykas. Sako, žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno šitų mažutėlių. Nesakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą. Na ir čia nėra lengva eilutė, nes daugumas jau yra pasakę, kad mes kiekvienas turime angelą sargą. Bet nėra taip aišku, kodėl tas mano angelas sargas yra ne su manimi, o danguje, jeigu taip aiškintume. Nėra visiškai aišku. Todėl yra kitas alternatyvus paaiškinimas, kad čia Jėzus kalba ne apie vieną konkretų tikintį, bet apie grupę, apie tą išgelbėtus, apie tuos Dievo vaikus, kurių būtis ir dvasia yra susijusi su tėvo akivaizda. Taigi, jie taip pat turi statusą, nors jo neturi ir nesivaiko jo šitoje žemėje, bet jie turi statusą, kuris yra iš dangaus. Jie turi prieimą, jie turi ryšį, jie turi bendrystę su savo tėvu dangui. Ir tai patvirtina, jog Jėzus tapatinasi su tais, kurie pažino jį, kurie atspindi jį ir kurie yra nuolankios ir romios širdies, kaip mūsų viešpats. Palaiminti romieji, nes jie paveldės. Palaiminti, kurie verkia, nes jie bus paguosti. Palaiminti, kurie yra vargšai dvasia. Amen. Taigi, sakyčiau taip, mes turėtumėm pradėti šitą ištrauką. Bet mes šiandien kalbam apie labai svarbų klausimą, kurį Jėzus čia užaštrina. Mes suprantame, kodėl yra sunku būti nuolankiu. Net jeigu tas nuolankumas kyla iš Dievo pažinimo, jeigu tas nuolankumas yra tiesiog ne žmogiška poza, kūniškas bandymas apsivilkti religinių rūbų, bet iš tikrųjų ateina iš viešpaties pažinimo. Toks žmogus, kuris seka Kristų, jis iš tikrųjų tampa panašus į jį, kaip avinėlis, vedamas į skerdyklą. Jis tampa pažeidžiamas. Ar ne taip? Jeigu ne, tai tada
tai gal tai ne avinėlis. Taigi krikščionis, kuris seka Kristų, jie tampa nuolankiais ir tampa pažeidžiamais. Pažeidžiamais. Ir todėl šitie griežti žodžiai, kuriuos Jėzus išsako, yra nebereikalo. Jis išsako perspėjimą, įspėjimą tiems, kas papiktintų. Ką reiškia papiktinti? Papiktinti tai reiškia padėti kliūti tavo kelyje pažodžiui. Ta žodis, gal esate girdėję, skamba kaip graikų kalboje kaip skandalon, skandalas. Bet tai yra kažkoks veiksmas, kuris nutraukia žmogų nuo teisingo kelio, nuo viešpaties, nuo tikėjimo. Gundo jį, įtraukia į kažką tai, kas jį nutolina nuo Dievo. Ir tai galima padaryti skirtingais būdais. Ir 8 eilutėje jisai sako, 7, jis sako, vargas pasauliui dėl papiktinimo. Pirmiausiai sako, kad papiktinti arba atitraukti nuo tikėjimo stengiasi pasaulis. Amen. Tai yra žmonės, kurie neturi tikėjimo, taip sakykime, kuriem svetimas Dievo pasaulis, jie nenori jo, jie žodžiauja jam ir jam nepatinka tie, kurie apie jį kalba. Ir vienas iš būdų, kurios naudoja pasaulis, kad atitraukti, papiktinti, yra gąsdinimas, bauginimas. Na štai mes padarysim tai, mes atleisim tave iš darbo, mes parašysim apie tave kažką tai, mes tiesiog su tavim nebendrausim. Tiesiog gąsdinimai, nekalbant apie tuos, kurie baigėsi įkalinimu ir mirtimi. Yra brolis Pavelas, kuris buvo su mumis visai nesenai, jo senelis praleido ne 1 metus kalėjime ir buvo nužudytas iš esmės dėl savo tikėjimo. Taigi, tai yra labai realus ir tikras dalykas. Jis buvo sovietmečiu, bet jis nebuvo tik tai sovietmečiu. Jis pasikartoja skirtingose pasaulio vietose. Taigi pasaulis stengiasi papiktinti. Tai yra jo pasipriešinimas tikėjimui. Bet taip pat pasaulis gali tyčiotis. Ir vienas toks klasikinis pavyzdys apie patyčias iš krikščionių buvo rastas Romoje ant Palatino kalno, ten kur buvo gimnazija ar mokykla kažkokia tai. Ir ten ant sienos buvo rastas autentiškas 2-3 amžiaus piešinys. Ir tas piešinys buvo labai akivaizdus su savo prasme, ką jis norėjo pasakyti. Ten buvo nupieštas kryžius, ant kryžiaus buvo asilo galva ir šalia nupieštas žmogus ir užrašyta Aleksamenas garbina Dievą. Tai karikatūra. Kažkas iš bendraklasių arba bendramokslių, jie žinojo, kad Aleksamenas yra viešpaties garbintojas ir stengiasi jį pažeminti, paniekinti, pašiepti. Galbūt jis persigalvos dėl savo to tikėjimo. Ir tokios karikatūros jos nuolat lydi ir jos stengiasi atitraukti mus. Tai yra pasaulis nuolat tuo užsiema ir mes neturim kažko labai stebėtis dėl to. Bet tačiau šitą ištrauką, jinai yra gilesnė negu pasaulis. Šitas Jėzaus įspėjimas, sakymas, atsargiai, vaikai. Jis tarsi iškelia tą įspėjimo ženklą. Žinote, kas vairuojate, kaip jis atrodo. Ne? Žinot, trikampis, viduje berniukas ir mergaitė. Eina susikibę rankomis. Bent jau anksčiau buvo taip.
Ir spėjimas, kad čia gali išbėgti vaikai, kad čia yra vaikai. Atsargiai vaikai. Nesinaudokite šitų vaikų pažeidžiamumu. Štai koks įspėjimas. Ir jis pirmiausia išsakomas pasauliui, po to jis išsakomas kam? Pasižiūrėkime. 9 eilutė. Atsiprašau, aš kažkaip skubu šiandien labai. 8 eilutė sako, jei tavo ranka ar koja traukia tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau sužalotam, ar ne? Kalba apie teismą. Jeigu tavo akis traukia nusidėti, užlūk ją ir mesk šalin. Ne? Ir tada sako, žiūrėkite, kad nepaniekintumėte. Kam čia Jėzus kalba? Kas girdi šitos žodžius? Pasakykit man. Jūs žinot kontekstą. Kontekstas svarbus. Kam jis sako? Ką Jėzus įspėja nesinaudoti Dievo vaikų pažeidžiamumu? Garsiau sakykit. Taip. Kas mokiniai, sakykim, kas yra tie tikintieji, jie yra taip pat, sakykime, vienaip ar kitaip, anksčiau ir vėliau, jie yra tie mažutėliai, jie yra tie vaikai, nes jie yra karalystės žmonės. Ir Jėzus įspėja juos nesinaudoti tokių kaip jie pažeidžiamumu. Galime tai pasakyti, mes galime būti kaip tikintieji, tiek tie vaikeliai, nuolankus, pasekę Kristų, tiek tie mažutėliai. Tiek mes galime būti ir aukos kažkieno, tai, kai kažkas mumis naudojasi, bet lygiai taip pat mes galime būti ir agresoriai. Mes galime būti tie, kurie pasinaudoja kitų, tokių kaip mes, pažeidžiamumu. Aš manau, kad visos problemos bažnyčioje ir kyla iš to. Ne? Ir Jėzus akimis tai yra tikrai didelis nusižengimas. Taip negalima. Negalima naudotis kitų pažeidžiamumu, tokių kaip tu. Ir todėl šitas įspėjimas yra labai griežtas, sako, geriau, žinot, ir tada jis išdėlioja organus prieš. Čia ranka, čia koja, čia akis išlupta. Sako, jeigu šitie dalykai tave gundo, jeigu tavo akis pikta ir žiūri į kažką, tai ir nori ranka kažką padaryti ir koja kažkur nueiti ir spirti galbūt nori, geriau tau jų neturėti, geriau praeiti amputaciją. Tai kalba apie radikalumą, apie radikalų atsisakymą naudotis Dievo vaikų, tų nuolankių mažutėlių pažeidžiamumu. Kaip įdomu, Dievas mus ir saugo, Jėzus mus ir apsaugo šitais žodžiais, bet jis taip pat mus ir įspėja. Tuos pačius. Ne? Labai įdomu. Ir įspėja labai griežtai. Taigi, atsargiai vaikai, nesinaudokime kitų pažeidžiamumu. Ir Dievo karalystė nebus tada piktinama, ar ne? Nebus piktinami žmonės. Žinot, papiktinimu galima tapti labai nesudėtingai. Mes juo galime tapti asmeniškai labai. Žinote, asmeninis pavyzdys yra labai stiprus dalykas. Ir aš prisimenu, Asafas savo psalmėje 73 sako, jeigu aš būčiau taip kalbėjęs kaip jie, tai yra išdidus, pasipūtę žmonės, kurie klesti šitam pasaulyje ir niekina Dievą,
Jeigu aš būčiau kalbėjęs kaip jie, nes pradžioje psalmės jisai pavydė tokiems, aš sako, būčiau pasmerkęs, aš būčiau pakenkęs visai tavo vaikų kartai. Asafas buvo tarnautojas, giedotojas. Ir jis suprato, kad vien jo asmeninis pasirinkimas gyventi kitokį gyvenimą, negu jis gyveno iki tol, atsitraukti nuo Dievo kelių, jis padarys įtaką daugeliui. Daugelis bus įskaudinti, daugelis bus papiktinti, daugumas galbūt atsitrauks nuo tikėjimo. Taip yra su mumis. Mums net nieko nereikia daryti. Kažko tiesiog būti, jeigu mes būsim neištikimi savo pašaukimui, atsitrauksime bailiai nuo tikėjimo, tai taps kažkam tai akstinu, nupulti, suabejoti, nuleisti rankas, išsigąsti. Žinot, yra daug įvairiausių situacijų. Aš nekalbėsiu šiandien nei apie maistą, nei apie gėrimą. Bet aš papasakosiu jums tokį vieną epizodą. Mes buvom gal kelis metus susituokę ir mums pasisekė tiesiog. Mano žmonos tėvai buvo labai geri, mano mama buvo gera man. Ir mes turėjom ir kur gyventi, ir visai neblogai kur gyventi. Buvom aprūpinti, turėjom automobilį. Ir aš galėjau sakyti, taip, Dievas geras, Dievas maloningas, jis rūpinasi mumis. Aš buvau labai to įsitikinęs. Ir kartą mes važiavom su vienu broliu, aš vairuoju automobilį, kuris tikrai neblogas tais laikais buvo, dabar už dyką neimtum, bet aš vairuoju automobilį. Ir tas žmogus šalia sėdintis, nuoširdus krikščionis, toks truputėlį į save, žinot, kaip lietuvis krikščionis, toks į save biškį. Sako, gerai, mes tai neturim dar, jis neturėjo nei mašinos, nei savo būto neturėjo, sako, gerai, sako, tave Dievas laimina, jūs laimina Dievas. Ir kaip ten man Dievas apšvietė protą pasakyti, sakau, turiu gerą uošvį. Jūs juokitės dabar. Gerą uošvį turiu. Gerus tėvus turim. Ir staiga jam tai buvo toks kaip netikėtas atsakymas, kuris staiga nuėmė tą įtampą, kad kažkas su juo negerai. Tiesiog mes gyvenime einam per skirtingas aplinkybės. Kartais mes turim, kai kada mes neturim. Kai kada mums yra duodama, kai kada atimama. Ir nuo to nepriklauso Dievo santykis, jo palaiminimo dydis. Bet žinote, kai kažkas pradeda išstatyti savo turtus į priekį, jais didžiuotis, žinai, kas įvyksta? Kitas žiūri ir galvoja, žiūrėk, Dievas jį laimina. Nebeisiu šitą bažnyčią taip dažnai. Aš irgi noriu. Man reikia naujo automobilio. Man reikia buto. Man reikia pakeliauti, nes tu ištisai keliauji ir viską pasakoji. Kur keliavai, kur buvai. Suprantat? Toks tiesiog atrodo smulkmena pasigirti tai, kuo Dievas tave palaimintų, ir ką jis tau davė, gali tapti kitam žmogui papiktinimu. Akstinu jam atsitraukti nuo Dievo ir sakyti, ne, aš turiu daugiau dabar kabintis į šitos dalykus. Ar jūs čia? Ar jūs sekat mintį? Žinot, ne tik asmeniniam lygiai. Mes galime padėti suklupimo akmenį bendruomenėje.
Ir čia yra labai, labai jautrus dalykas, nes aš pats esu arti tos ribos, kai galiu padėti kiekvieną kartą kažkokį akmenį. Nes matote, pamokslininkų jų nereikia labai gailėti. Nereikia. Nes žiūrėkite, nėra visiškai taip lygu. Aš, žiūrėkite, stovi truputėlį ant pakilos. Nors mes suprantam, kad mes visi lygus, ne? Bet aš stoviu ant pakilos. Aš turiu mikrofoną. Tu turi tylėti, nes aš kalbu. Suprantate? Aš turiu galią. Na. Jeigu aš turiu galią, aš turiu ir galią gerą daryti, bet galiu ir sužeisti. Ar ne taip? Ir mokymas, pamokslavimas, lyderystė, jie potencialiai visą laiką yra gabi kažką įskaudinti. Ar ne taip? Sugadinti nuostabiausius Dievo dalykus. Aš kažkaip nesenai buvau užklydęs į tokį, 700 metais vyko toksai tarp hipių toks prabudimas. Jis vadinasi Jėzaus judėjimas. 700 metais ten labai daug žmonių atsivertė, tikėjo ir galite pasižiūrėti YouTube, yra ten tų visokių pasakojimų. Bet apie 80 metus tas judėjimas, jis iškrypo, aš taip pasakyčiau. Tas judėjimas, jisai sakė, mes, nebažnytiniai, mes tokie neteologiniai, jie turėjo tokią poziciją, bet vis tiek galiausiai kažkas juos mokė ir kažkur vedė. Ir apie 80 metus tas judėjimas vis labiau tapo toks toksiškas, nebemalonus. Žmonės, kurie jam priklausė, tapo nebetraukiantis, bet atstumiantis. Kodėl? Ar ten kas kaltas? Aš jums pasakysiu, kas kaltas. Mokymas visada kaltas. Labai dažnai kaltas mokymas. Tu paimi Dievo vaikelius, tu paimi tai, kas šventa Dievo akyse ir nuvedi kažkur tai į šoną. Ir tai labai, labai pavojingas dalykas. Aš duosiu jums dar vieną pavyzdį, kuris liečia mus. Aš sigersiu vandens, nes man reikės. Žiūrėkite. Šiandien mes melsimės už ligonius. Bet ar jūs žinote, kad ypač tie vyresni iš mūsų, kurie buvome nuo pradžių, mus mokė, kad ir mane mokė, ir aš mokiau. Galbūt ne taip tiesiai, bet pačia pati esmė, kad Jėzus mirė ant kryžiaus. Už mūsų ligas taip pat kaip ir už nuodėmes. Esate girdėję tokį dalyką, kad Jėzus mirė ant kryžiaus ir už mūsų ligas. Todėl, kadangi Jėzus mirė už tavo nuodėmes, tu atgailauji ir tau nuodėmes yra atleidžiamos. Bet kadangi Jėzus mirė taip pat ir už tavo ligas, tu gali pareikalauti išgydymo ir tu būsi išgydytas, nes jo žaizdomis mes buvome išgydyti. Esate tai girdėję? Daugumas iš mūsų esate tai girdėję. Bet tai yra netiesa. Klaida yra sakyti, kad Jėzus pirmiausia, kad jisai mirė ant kryžiaus dar už kažką. Jisai mirė už mūsų nuodėmes. Kryžius sprendžia mūsų kaltės prieš Dievą problemą. Toliau, kaip pasiekmė šito sprendimo, atpirkimo ant kryžiaus, yra daug dalykų, kuris galiausiai pasireikš mirusiųjų prisikėlime. Ir mirusiųjų prisikėlime mes būsime visiškai tobulai išgydyti, fiziškai, mūsų kūnai bus tobuli. Bet nėra taip, kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, taip pat ir už ligas. Ir dabar tu turi pareikalauti, išpažinti, kad tu esi sveikas.
pats ne vieną kartą daužiau galvą į šitą suklupimo akmenį, į šitą klaidingą mokymą, nes kai tu sergi, tu sakai, aš esu išgydytas Jėzaus žaizdomis, jo žaizdomis aš esu išgydytas. Ir tu bumt vieną kartą trenki, bumt, bet niekas nesikeičia. Tada klausimas, ką aš blogai darau? Gal aš netaip tikiu ir taip toliau. Ir aš noriu jums truputėlį paaiškinti, kodėl taip tiki krikščionis. Taip krikščionis tiki, kad Dievas gydo ir jis gali gydyti žmonės tiek antgamtiniu būdu, tiek naudodamas gydytojo profesiją. Bet mes to negalim pareikalauti. Nėra pagrindo tam reikalauti. Čia yra 20 amžiaus charizmatinio sekmininkiško judėjimo išradimas, sakykime taip. Ir jis yra papiktinimas. Kodėl? Todėl, kad jisai perkelia mūsų dėmesį nuo Dievo malonės prie mūsų tikėjimo. Mūsų tikėjimas tampa svarbiausias. Kaip aš tikiu, kaip aš laikausi. Bet pasižiūrėkime truputėlį rašto vietas, gerai? Nes aš čia dabar įlindau į šitą dalyką ir noriu dabar išlysti, nes jūs manęs neišleisite iš bažnyčios. Žiūrėkite. Pirmas dalykas. Akivaizdžiai jokiame laiške Paulius nemoko, kad Jėzus mirė kur nors už ligas. Niekur. Tai nėra aiškiai išdėstytas mokymas. Bet kuo remiamas? Izaijo 53 skyriuje. Mes skaitome. Jis buvo sužeistas, 5 eilutėje. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Ar ne? Girdite? Už mūsų kaltes ir už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Ką reiškia šitas posakis? Šitam kontekste jis reiškia vieną ir tą patį dalyką. Pranašas kalba apie mūsų nuodėmių atpirkimą kaip apie išgydymą. Atsiverskite 1 Petro 2 skyrių 24 eilutę, kuri dažnai yra cituojama. Joje pasakyta, savo kūne, Petras remiasi Izaijo, savo kūne jis užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, tai yra ant kryžiaus. Kad mirę nuodėmiai gyventumėm teisumui. Apie ką čia kalba? Apie nuodėmę. Jo žaizdomis mes buvome išgydymi. Apie ką čia kalba? Apie mūsų nuodėmių išsprendimą, atleidimą, kas yra vartai į mūsų išgelbimą, mūsų atpirkimą ir galiausiai į mūsų visišką atstatymą Kristuje, kai jis sugrįš. Todėl teigti, kad Jėzus mirė, kadangi Jėzus mirė už mūsų ligas, tai mes galime dabar pareikalauti. Matote, ką dar tai padaro? Tai padaro vieną labai žalingą dalyką. Tau pažada tai, ko Dievas nepažadėjo. Klaidingas mokymas tai daro. Jisai duoda mūsų sąžinei tokį pažadą, ko Dievas nepažadėjo. Kad jis išgydys viską, visas tavo ligas. Bet tu gali, jis gydo visas tavo ligas. Taip, gydo. Bet mes žinome, kad mes priklausome nuo Dievo malonės. Taigi tas lūkestis užaukštintas, kad aš esu išgydytas, jis galiausiai baigėsi pasipiktinimu, jeigu žmogus nuosekliai tuo tiki. Pasipiktino. Aš pats savo ausim girdėjau, akim mačiau, kad šiandien Lietuvoje yra kas
meldžiasi taip ir moko taip. Sako, štai todėl, žinot, jūs išeitėte šiandien į priekį, maldai. Aš noriu, kad jūs turėtume teisingą tikėjimą, biblišką tikėjimą. Bet ten taip, toks mokymas yra. Kai aš, tai yra kažkoks dvasininkas, pastorius, sako, aš uždedu ant tavęs savo ranką ir meldžiuosi, tu esi išgydytas. Tu esi išgydytas. Visi žino, kad ne. Bet tu turi nepamesti to. Aš paskelbiau, tu esi išgydytas. Kur problema gali atsitikti, kad tu nepatiri to išgydymą? Suabejojai, eidamas namo, kažkokia mintis šovė į galvą ir viską sugriovė. Kažkaip netai pasakė, galvoju, man biški skauda dar. Aš prisimenu, galvoju, man iš tikrųjų skauda, man sako, aš išgydytas, man skauda. Beprotybė. Ir tas žmogus yra apkaltinamas dėl to, kad jis negauna tai, kad jam davė. Suprantate? Ir žinot, toks aiškinimas iš tikrųjų yra skaudžiai atsiliepia labai praktiškai. Aš pažinojau vieną žmogų, kuris sirgo vėžiu, jis buvo bendruomenės narys. Ir kai mes buvom susitikę, aš mačiau, kad jis tikrai yra jau paskutiniai tokioj stadijai. Bet jis buvo taip įtikintas šitos idėjos, kad jis yra išgydytas. Taip, tu išgydytas. Prisikeliame, mes esame išgydyti, mes būsime visiškai tobuli. Bet ne dabar. Tu nežinai, kaip gali būti. Čia Dievo malonė, Dievo valia. Tu nekontroliuoji šito. Bet jis taip atkakliai tai teigia, kad galiausiai, jis taip ir išėjo. Ir jo žmona, jinai nusivylė ir paliko bažnyčią. Tiesiog tai yra faktas. Dėl to, kad, kažkas kaltas turi būti. Bet niekas nekaltas. Dievas mums nedavė garantijos tam, kam jis nedavė garantijos. Tai priklauso nuo jo malonės, nuo jo valios, nuo jo išminties. Todėl tai yra, aš sakyčiau, tai yra skandalon. Skandalon. Todėl man, nesakykit, kad aš turiu kažką dabar. Aš tikrai nieko nepakeisiu. Aš negaliu kitaip mokyti ir kalbėti. Nes yra dar kitos rašto vietos. Jeigu norite pasigilinti, prieikite prie manęs, mes aptarsime. Bet tai yra tokia tiesa, kad mūsų išgydymas priklauso nuo Dievo malonės, nuo jo gerumo. Ir kartais Dievas paima ir panaudoja ligą tam, kad tave pakeisti. Žinote, aš tuos 5 metus buvau perpjautas, nežinau, skaičiavau 6 kartus. Pjovė ten visokį. Ir kiekvieną kartą pjovė, tai aš galiu dabar ką, aš jo žaizdami, ne, Viešpatie, tu darai kažką su manim. Tu guli ant to operacinio, tu sakai, Dieve, aš tavim pasitikiu ir sakai psalmę jam. Tu pasitikit, kažkas vyksta su tavim, su tavo širdim. Todėl Dievas naudoja tai. Pykit, nepykit, bet jis naudoja tai. Bet mes žinome, kad jis yra taip pat ir ištikimas ir geras. Ir jisai bažnyčią ragina melstis vieniems už kitus, kad būtumėte išgydyti. Nereikalauti. Neskelbti, nedeklaruoti. Kas tu toks, kad tu reikalauti? Kas mes tokie? Kas aš toks? Mes galime prašyti. Dievo yra prašoma. Tikrai, tai yra prašoma. Todėl
Aš pasakysiu, aš atsiprašau, jeigu aš jūs kažkaip buvau šituo klausimu suklaidinęs. Aš tikrai nenoriu jūsų daugiau klaidinti. Ir kadangi mes šiandien meldžiamės už ligonis, aš noriu melstis, remdamasis Dievo žodžiu. Mūsų nuodėmės Kristuje Jėzuje yra atleistos. Ir mes turime iš jo pažadą būti prikelti paskutinę dieną. Ir mes esame visiškai jo akivaizdoje išteisinti ir būsime vieną dieną pašlovinti. Be jokios kliaudos, be jokios ligos. Bet šiandien mes esame tam kelyje į tai. Šitas laikas dar ateina. Jis ateina. Bet šiandien Dievo žodis mus sako, kenčia kas iš jūsų, tesimeldžia. Kas džiaugiasi, tegu gieda psalmes. Kas nors iš jūsų serga, ar kas nors iš jūsų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Turiu aliejaus. Patepdami aliejumi Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir tikėjimo malda, žiūrėkite, kiek daug tikėjimo, išgelbės ligonį ir Viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Ne? Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėga veiksminga teisiojo malda. Bet čia nėra jokio reikalavimo. Mes tikim Dievo gerumu, jo malonę, jo sumanimą. Ir taip tikėdami mes meldžiamės, kad Viešpats sustiprintų. Ir savo maldo, žiūrėkit, kai mes meldžiamės, tikrai, aš nenoriu, kad kas nors taip galvotų, kaip kažkaip padarytų tokį, aš pasimeldžiu, dabar aš neisiu pas gydytoją. Iš kur mes žinosim, kad tu pasveikai? Čia yra juokinga, aš kažkada tai sakiau, papasakosiu istoriją apie vieną brolį, kuris pagijo. Aš kartais pats stokoju tikėjimo. Jis turėjo inkstuose akmenį. Jis buvo apšviestas ir buvo aiškus ir nemažas. Ir po maldos, po kažkiek laiko jis nuėjo ir sako, ko tu čia atėjai, viskas. Nieko ten pas tave nėra. Ir čia dokumentais viskas pagrįsta. Ir tai įvyksta, kartais tai įvyksta. Bet aš noriu jūs patikinti, kad jūs turite eiti pas gydytoją. Nes jeigu ne gydytojai, brangieji, Dievo apdovanoti tomis dovanomis, mums padėti, mums patarnauti, manęs čia nebūtų, aš čia nestovėčiau prieš jūs. Suprantat, ir kai kurių iš jūsų taip pat čia nebebūtų. Taigi mes turime maldoje taip pat ir melstis už gydytojus, ir laiminti juos, ir pasitikėti, kad Dievas veiks. Ir mums primtini visi būdai, kokiais jis mums ateina į pagalbą. Amen. Ar tikrai? Amen. Ja. Taigi, aš kviečiu šlovintojus ir kviečiu jūs visus atsistoti ir mes ilgai netruksime, mes tiesiog praeisim patepdami aliejumi, aš su Stepu, Stasys ir Geda taip pat praeis patepdami aliejumi. Ir ateikite čia į priekį ir mes tada bendra malda pasimelsim ir paprašysim Viešpaties.